Sveiki gyvi, Aivaras, Lileika. Pradedam iš naujo žiauri tikrovę, radijo, dabar gaunasi ir televizijos laidas. Išskrendam šiandien iš Kauno, iš seniausio Lietuvos miesto, kuriam daugiau nei 10 000 metų. Pasieksim Londoną, kuris gerokai jaunesnis už Kauną. Gal jam bus koksai tik tai porą tūkstantmečių, gal 2,5, skirtingai nuo Kauno. Ir tenai peržvelgsim tą laiką, kuris ir prasidės su naujomis žiauri tikrovė laidomis. O laikas bus nuo 900 metų žemyn iki pat 100 metų prieš Kristų, kada Romos Respublika tampa imperija, Sulos, Cezario laikais. Ir mes per ilgas kovas tampam to, ko esam. O jie tampa taip pat to, ko jie šiandien yra. Ir tiesiogiai betarpiškai pamatysime, laido šiandien bus iš Londono. Paprasčiausia kartografija, kad ir tą pačią Klaudijaus Ptolemėjaus, kurio laikus pasieksim paskutinėse laidose, tai yra 1-2 amžiai po Kristaus. Mes atrandame, kad tai yra istorinė Europa, kuri susideda iš Galijos, kuriai priklauso ir Ispanija, ir Prancūzija, Nudenos, ir Anglija. Toliau matom už Galijos iš karto sekančią Germaniją. Už Germanijos mes matome labai seną pavadinimą Sarmatija, kur dar Simonas Daukantas 19 amžiuje įvardindavo mus ne baltais, o sarmatais. 20 amžiuje mes dar Basanavičius įvardino mus arijais. Plečiantis šitai Romos imperijai, perkeičiant tikrasias vertybės, užkariaujant tautas, užkariaujant žemes, tam, kad nebūtų problemų, tiesiog seni pavadinimai buvo nuplauti, kaip visa šita erdvė, kurioje jūs matom, kurioje mes stojam, buvo padaryta švaru. Ir tie, kas sutikdavo tarnaut romėnams, arba tos, kurio jie apkrikštydavo, vėliau jau priėmus krikščionybę, jie ir iškeldavo kaip naują gentį, kaip naują pradžią, kaip naują istoriją, nubraukdami visiškai senąją. Taip, vietoj Ilyrų šiai dienai mes turime Serviją, neapsiriko, taip, būtent Servija, ne Serbija. Bulgarija vietoj Dakų ir Trakų, Rumunija vietoj keltų, Galų, mes turime Ispaniją, mes turime Prancūziją, mes turime Angliją. Vietoj mūsų erdvėj
buvusių sarmatų, mes turim daug baltų, dviejas belikusias tauteles slavų, tai rusai yra, ir lenkai, ir čekai. Būtent šitoje erdvėje, kuri buvo seniau, matosi, nesuskaldyta, vientisa, buvo sukurti narveliai pagal užkariautojams priimtą tvarką ir numatytus ilgalaikius uždavinius, kad ta erdvė, kurią jie įvardindavo provincerę, tai yra provincija. Provincerė, tai jeigu jūs Cezarį prisimenat, vieni vidi vici, atėjau, pamačiau, nugalėjau, vici yra nugalėtojai. Provincerė, tai yra užkariauta žemė. Ir ta romėnų erdvė per visą šitą tūkstantmetį mutavo, kito ir trynė senuosius pavadinimus, senuosius ryšius. Daug išminčių tos amžius įvardino tam tikrais pavadinimais. Mes jos įvardinam tautų emigracija, arba ten geležies amžius koks nors, aukso amžius. Vėliau apie juos smulkiau papasakosiu. Bet esmė mes galima įvardinti, kad tai buvo žudimo amžius. Nes nei vienoj tautoj, nei vienoj genty, nei vienoj erdvėje europiniai krikščionybė nebuvo atnešta taikiai. Jinai plėtėsi, palikdama paskui save kraujo pėdsaką. Tas pats buvo Ilirijai, tas pats buvo Galų žemėse, tas pats buvo Dakijai, Trakijai, tas pats buvo Germanų žemėse, tas pats buvo Sarmatų žemėse, kur pasirodydavo krikščionybė, kaip ir komunizmo atveju, nuo 30 iki 100% išnykdavo tų senųjų istorinių darinių. Dabar trumpai papasakosiu apie amžius. Amžius. Lietuviškai tai žinau, tai kaip pas mus yra žodis visuomenė, visų bendras homo, taip laikas senovėje buvo skirstomas į tam tikras atkarpas, į tam tikrą erdvę, kurioje žinios, kurioje labai supavydalina esančius ir gyvenančius. Ir senovės išminčiai, matydami tos pokyčius, parašė, kad danguje yra nauji valdovai ir Dzeusas, tai yra perkūnas, valdo papročius, kurie gyvavo be įstatymų. Tad tas, kas buvo galingas prieš tai, tas dabar taps nieko. Ir laikė, tu esi didis valgytojas, o tu, amžiau, esi pavydus. Kartu jūs abudu sunaikinote visus dalykus ir lėtai grauždami savo dantimis, jūs galų gale viską sunaudojate nuolatinę mirtimi. Mes matome savotiškai mirties pergalę visą laiką tame, kas yra silpna. Bet jeigu pasižiūrėsime į mūsų pačius, mes pasiemam obuolį ir jį suvalgome, ir kadangi obuolys silpnas, o mes stiprus, tai obuolys tampa mūsų dalimi. Vieną gražią dieną bus priešingai, mes tapsim obuolio dalimi. Tai yra gamtoj esantis dėsniai, kurioje nėra gyvybės ir mirties, bet kurioje yra iš tikrųjų kaita tarp tų dviejų dalykų. Ir jos apjungus mes gauname, kaip mūsų išminčiai sakė, gyvatą. Ir dabar krikščionybei ir kitose kai kuriuose pasaulėžiūrose mes matome, suskaldant viską į geras, blogas, panaikinama vienybė, vieninga tekmė visų esančių, nesvarbu kokiam amžiuje, asmenų. Nes gyvybės ir mirties dėsniai yra svarbiausia, kas neša gyvybę. Ir iš tikrųjų laikas, amžius, visą tai perkeičia tam, kad tu gyventumai. Ir aš taip tikiu, kad šitos laidos pervers mūsų sąmonę, pervers mūsų mąstymą, pervers mūsų silpnumą. Ir iš tos mirties erdvės, kurioje mes buvom patalpinti, mes pagaliau pradėsim kurti gyvybės erdvę. Ir ta gyvybės erdvė pagal senuosius išminčius, pirminė gyvybės erdvė, kai žmonės gyveno tarp dievų, buvo aukso amžius. Eime į aukso amžių.
Pirmas amžius buvo aukso amžius ir jį valdė ir sukūrė Kronos, Kuronas, laiko valdovas. Beje, ir Nemunas buvo vadinamas seniau Kronu. Sukurtas nemirtingų dievų, gyvenančių Olimpe. Ir sukūrė jisai pirmosius žmonės, kurie gyveno tarp dievų ir laisvai maišėsi buvo su jais. Tuo metu vyravo taika, darna, sarmata. Žmonėms nereikėjo dirbti dėl maisto, nes žemėje maisto buvo gausu. Kaip vienas išminčių sako, vieni gyvena tam, kad valgytų, o kiti gyvena tam, kiti valgo tam, kad gyventų. Tai šiuo atveju žmonės gyveno, valgė tam, kad gyventų. Jie gyveno iki labai gilios senatvės, kelis šimtus metų. Ir visą laiką atrodė labai jaunai, labai stiprus buvo, o galiausiai taip ir atrodydami mirdavo ramybėje. Jų dvasios iki šiol gyveno tarpa mūsų, kaip globėjai, kaip angelai. Ir jie buvo įvardinti aukso rasė, aukso amžius, nes jie taip įvardinti ne dėl to, kad jie buvo auksiniai, o dėl to, kad viskas buvo tyra, buvo labai paprasta, labai skaistu ir labai šviesu. Niekas nesioksidavo tame metale. Ir tie žmonės mirė, pasiliko žemėje kaip demonai. Graikiškai tai būtų daimonas. Kas graikų kalboje yra, panašiai kaip ir lietuvių kalboje išliko. Tai monas, tai išmanantis, tai išminčius. Ir šitie žinioniai pasiliko tam, kad mums parodytų, kaip užkirsti kelią visiems silpnumams, vaidams, nedarnai, viskam, kas oksiduoja mirtimi gyvenimą. Ir būtent jie yra tie angelai, demonai, katalikybei, krikščionybei išliko, paslepiant esminius mūsų išminčius, nes vietoj išminčių mes šiai dienai turim arabų liaudės pasakos. Sekantis amžius. Sidabro amžiuje visi laikėsi Kurono, kurio buvo vadinamas beje ir senesis Nemunas, sūnaus įpėdinio Dzeuso, dar kitaip mums žinoma kaip Perkūno taisyklių. Žmonės sidabrinėme amžiuje gyveno 100 metų, valdomi, prižiūrimi savo motinų 100 metų. Kaip suaugę subrendę, jie gyvendavo labai trumpą laiką. Ir tą laiką praleisdavo tada pykdamiesi tarpusavyje. Per šį sidabro amžių žmonės atsisakė garbinti dievų. Ir Dzeusas jo sunaikino už šią nedarybę. Po mirties šio amžiaus žmonės tapo palaimintomis dvasiomis, požemių mirusių pasaulyje. Jeigu mes pasižiūrėsime į šios dienos mąstymą ir anuometinį mąstymą, mes atrasime, kad to laikmečio ar tai gotas, ar tai sarmatas, ar tai galas patalpintas į mūsų erdvę, mūsų nūdieną, jisai sakytų, jūsų dievas šiandien yra Europos Sąjunga, nes jis jums gyvas, nes jūs bijote jo įstatymų, jo taisyklių, jūs jį mylite, jūs jų laikotės. Ir jeigu pasižiūrėsim, dar galim susiaurinti netgi. Kiekvienam toks dievas būtų Lietuvos Respublika, vienam kitam Rusijos, dar kažkam tai Amerikos valstijos, dar kažkam tai Prancūzija, Skandinavijos šalis. Tai yra pagal to laikmečio supratimą dievas. Jam yra duodami bruožai, kurių visi po to laikosi. Visi priimtinai, sutartinai. Bet mąstyme buvo labai įdomus požiūris į visą šitą kūrinį, kurį sukurdavo žmogus. Nes žmogus kurdavo tą dievą pagal savo atvaizdą, ne priešingai. Ne dievas sukuria žmogų pagal savo, bet žmogus sukuria dievą pagal savo atvaizdą. Tai suprato tie žmonės. Ir nužudyti dievą reiškia
kad tu nebesilaikai tų taisyklių, nes Dievas maitinosi tavo mintimis, tavo maldomis ir tavo darbais su to Dievo ar dėl to Dievo vardo. Tai šiuo atveju, tol, kol mes minim Europos Sąjungą, tol tas Dievas gyvas. Tol, kol mes minim Rusiją, tol tai gyva. Tol, kol minim Lietuva, tol tai gyva. Tokia samprata buvo. Ir žmonės labai sąmoningai sutraukdavo įstatymus taisyklės ir labai sąmoningai, kai matydavo, kad to jau nebėra laikas pasikeitė, dar kitaip graikiškai aeonos, pirminė savo prasme reiškia eivis, tai yra amžius. Tai yra žinių tam tikra visuma, kuri nebetitinka tikrovės. Tai tą Dievą tiesiog nužudydavo, pašalindavo ir sukurdavo naujo, kurių taisyklių laikydavo. Toks buvo sidabro amžius. Po jo sekė bronzos amžius. Bronzos amžius. Bronzos amžiaus žmonės buvo griežti, žiaurūs, grubus, nes karas jų buvo tikslas ir aistra. Dzeusas, perkūnas, šios žmonės sukūrė iš pelenų medžio. Tai yra osio. Osis buvo vartojamas pelenims, pelenams, tai yra tam, kas turi būti išpilta, tam, kas turi būti sunaikinta. Jų šarvai buvo pagaminti iš bronzos, taip pat jų namai ir visi įrankiai. Šio amžiaus žmonės buvo sunaikinti savo pačių smurtavimo ir nepaliko jokių dvasių vardų. Dėl to jie gyvena drėgname Aido Hado požemių name. Šis amžius baigėsi potviniu, kuris nuplovė visą tą žmoniją. Sekantis amžius – tai didvyrių amžius. Didvyrių amžius. Tai vienintelis amžius, kuris netitiko jokio metalo. Ar tai nesioksiduojančio, ar tai maišyto. Tai buvo grynas vyriškas amžius, kuriame mes matom, kad tas amžius vienintelis iš visų sekusių prieš tai ir po to patobulėja. Šio amžiaus didvyriai kovojo su problemomis, kurios trukdė bendruomeniai, miestui, gyventojams atsiskleisti visą jėgą ir visą galybę. Kaip pavyzdys, paimkime Heraklio 12 žygdarbių. Su kiekvienu savo žygdarbiu jis išsprendžia kažkokią tai problemą, jeigu mes pasižiūrėsim. Hidros nugalėjimais vandentiekio problemas iš tikrųjų išsprendžia ir miestai teka vandos. Liūto problema kokia nors, jis išsprendžia tai, kas grėsė, žudė miesto gyventojus. Ir būtent mes matome, kad ir mūsų dainose, mūsų pasakose, gotiškam laikotarpiu pats svarbiausias dalykas pas vyrą, pas karių, pas netaikių gyventojų buvo pakliūti į pasakas, į dainas, kaip jisai kažką tai sprendžia ir tampa pavyzdžiu visai tautai, visai genčiai, visai bendruomeniai. Šiuo atveju su iš Romos atėjusią tą azijinę krikščionybę mes gauname 10 įsakymų, kurie prasideda beveik visi su žodeliu ne. Ir tai yra iš tikrųjų baisu, nes tą didvyrių amžių apie vikingų laikotarpį, kai kalbėsim sekančiose laidose, mes matome eilutes, kuriuose vikingai 8-9 amžiuje sagose dažniausiai figūruoja štai šitie žodžiai. Didvyrių laikai baigėsi. Kristus Dievas juos visus nužudė, palikdamas tik raudančius kankinius, baimę ir gėdą. Didvyriai buvo nužudyti, vyriškumas nužudytas, paliktas kankinys. Vietoj Dievo kario, vietoj vyro sprendžiančio miesto problemą. Gyventojams sukuriant gyvatas erdvę, mes turime erdvę, kurioje ateina kankinystė, snargliavimas ir kitos krikščioniškos vertybės. Tas barbarų pagonių romėniškai amžius ir buvo
būtent didvyrių amžių, kuriame mūsų milžinai susikovė su romėnais, kurie iš savo miesto, kurį valdė tik tai 4, 5, 6 tūkstančiai senatorių, pajudėję pilnai sunaikino dakus, įvyrus, kaip aš jau minėjau, galus. Ir matydami, ką jie prikrėtė, kad ten, kurie eina, pasilieka mirties pėdsakas. Mūsų tautos didvyriai, apsijungę gotų judėjimo ar vėlesniam vikingų, stojo prieš jos ir laimėjo. Laimėjo 455 metais. Ir romėnai matydami tai paleido asimiliacijos projektą, kurį mes žinom kaip krikščionybė. Taigi, didvyrių amžius. Po didvyrių amžiaus sekė paskutinis amžius, tai geležies amžius. Einam į geležies amžių. Geležies amžius. Šiame amžiuje žmonės gyvena varge ir kančiose. Vaikai nekenčia tėvų, brolis kovoja su broliu. Ir socialinė sutartis tai yra visi visuomeniniai ryšiai. Visuomeninės sutartis nutraukiami tarp svečio ir šeimininko. Per šį amžius vienintelis teisingumas ir vienintelis suprantamas dalykas tai yra jėga. O blogi, netinkami žmonės naudoja melą, kad apie juos visi teigiamai galvotų. Šio amžiaus viršūnėje, pačiam apogėjai, žmonės nebejaus jokios gėdos, jokios armatos. Ir be gėdos, be jokios bausmės, bus laužomi visi įstatymai, kūdikiai gimžilais plaukais. O dievai visiškai apleis, paliks žmoniją. Nebus jokios pagalbos žmonijai prieš blogį ir prieš chaosą. Ir tas laikotarpis, geležies amžiaus, tęsiasi iki nūdienos. Aišku, šitą amžių, kuriame galimai mes gyvename, sekantį po geležies amžiaus, 6, galim pavadinti savotiškai silikono, kuriame smėlis tampa pačia didžiausia vertybė. Bet kadangi mes einam atgal, tai mes todėl esam būtent tarp geležių, tarp metalų, kur vienintelis dalykas tai jėga. Annus mirabilis, stebuklingieji metai ir be stebuklų metai, 800 metais, kai gotų valdovų tiltas Merovingijai, originaliai rašosi Marvede, buvo pakrikštyti Pontificus Maximus, Romos imperatoriaus, prieš tai buvusio Romos žynio, vardu gotai, kurie priėmė krikščionybę. Ir nuo to karto mes matome dvejopą valdžią. Popiežius, kuris skiria karalius, ir karalius, kurie valdo popiežiaus arba Pontificus Maximum, Romos imperijos atstovo skiriamą asmenį. Tik tai stojus šitam laikmečiui Karolio, Merovingijų metui, pati pagrindinė malda Frankų imperijoje buvo De furore normanorum libera nos domine. Nuo šiaurės vyrų įniršio išgelbėk mūsų viešpate. Tai buvo kasdieninė Frankų vienuolių ir visos Frankų, tai yra gotų priėmusių krikščionybę, malda. Mes matome, kad 455 metais, gegužės mėnesį, gotai, pagrinde venetai, vandalai, užėmė Romą. Tai buvo Genčerikio, originaliai rašosi Genserikas. Iš Šiaurės Afrikos išsilaipinę Ostijoje ir Romoje jie pašalino patį didžiausią pavojų, kuris grėsė, kuris sunaikino, ne tai, kad grėsė keltų gentis, trakų, dakų gentis,
kurių šiandien mes turime vietoje daug keistų valstybių, tokių kaip Rumunija, Prancūzija. Tai yra ne istoriniai dariniai, jeigu mes žiūrėsime į tą senąją istoriją, o tai yra politiniai dariniai sukurti būtent Šventosios Romos imperijos plėtros pasakoj, sunaikinant senasias gentis, senasias tautas ir jas užvadinant tos genties, kuri priėmė krikščionybę pavadinimu ir vardu. Ir pagrindinis smūgis gotų prasidėjo maždaug dabartinės Prūsijos teritorijai, tai yra erdvėj tarp Nemuno ir tarp Vislos upių. Iš ten gotai, matydami, kas atsitiko su galais, keltais, kas atsitiko su dakais, jie praktiškai buvo išnaikinti, jų pinigai, jų turtas viskas atimta ir išvežta į Romą. Iš ten jie ir pakilo. Bet Šventas Augustinas, toks iš Hippo, jisai tokią viziją nubrėžė romėnams. Nes romėnai, matydami gotišką galią, suvokė, kad pasipriešinti jėga, pasipriešinti savo legionais nebus pajėgus. Ir 388 metais buvo nutarta, kad vienintelė galia, kuri gali pasipriešinti gotams, yra religija. Pakeičiant visą pasaulėžiūrą, visas idėjas, kurios suriša žmogų su tikrove. Ir nuo 388, 400 metų, 455, tas gotų asimiliacijos projektas, kurį mes šiandien žinome kaip krikščionybė, buvo paleistas ir ką mes matome šiandien, mes esame tiesiog asimiliuoti. Nes vietoj 12 didvyrių žygdarbių, vietoje ryšių su tikrove mes turime abstrakcijas ir nei vienoje iš tų tautų, nei Prancūzijoje, nei Vokietijoje, nei Skandinavijos šalyse, bažnyčiose nėra skaitoma tų tautų istorija, nėra skaitoma mūsų padavimai ir legendos, o skaitoma kelių arabų, kurie klajojo dykumose, padavimai, legendos ir kokie yra svarbus, pašalinant tą svarbą tos tautos, genties, nutraukiant naujais pavadinimais sukurtais visus ryšius, tiesiog ta istorija mūsų taip ir buvo sunaikinta. Be abejo, tai parodo, kad mūsų pasaulėžiūra, mūsų sampratos galimai buvo silpnesnės negu jų, bet todėl šios laidos ir vadinasi Žiauri tikrovė. Nes tikrovė, kurią ne tu, ne mes nupešiam, net tikrovė, ne mes sukūrėm, o kurią mus primetė, tai yra iš tikrųjų žiaurus sapnas, pats žiauriausias, kokį mes galime patirti. Ir prieš pabaigą aš norėčiau pasidalinti Vydūno samprotavimais, kuris išvelgia tų laikmečių, kurios formuoja žinios, kurios sukuria tam tikro žinių visumą, stabų visumą, išvelgia tos pavojus, kurie gresia. Ir jeigu mes neprisiliesime prie šito, neperkeisim, tai jis labai gražiai yra pasakęs, neišmokęs gyvenimo mislės, įminti gyvenimui žūna. Ir mūsų tautai gresia pavojus. Pati jį gali savo kenkti. Per greit norėjome visko pasiekti visose srityse. Tautos galias reikia auginti labai atsargiai ir rūpestingai. Mūsų tautos padėtis yra ypatinga. Ilgais amžiais ji gyveno pavergta ir ilgėjo su didžiu skausmu nepriklausomybės, laisvės. Ir dabar jį jai teko. Bet tarsi dovanai. Tautos jėgos nebuvo įtemptos jai pasiimti. Beveik vien pasyvus buvo mūsų visų stengimasis. Toks liko ir iki šiandien. Lyg tautos gyvenime būtų kažkas tai praleista.
Ūmai Lietuvai reikėjo kurti savo valdžią. Netikėtai tuli lietuviai iš pavaldinių tapo valdytojais. Tauta turi savo tvarkdarius, būtent valdžią, būtent tuliems dar neaišku, ką tai reiškia. Iš įpročio valdininkai ir valdžios žmonės negali to perprasti. O žmogiškos didybės jų tarpe dažnai tiesiog nėra. Todėl galime ten visokių keistų reiškinių pastebėti. Kiek yra tvarkos, kiek visokio gero kuriamo į Lietuvoje. Tai rodo, kad viskas pareina ne iš jų, bet iš sveikų tautinių savybių ir ypatybių. Todėl ir matyt geresnis pasisekimas ten, kur einama tarsi iš pajautos. Tai jaučiama absoliučiai visose srityse. Pokyčiai pirmiausiai svarbu manyti, keisti, jausti, rašyti ir dirbti su teigiamu nusistatymu. Pavyzdžiui, be labai svarbios priežasties nemėtyti į vienas kitus piktus žvilgsnius, taip tik kurstoma kovos viduje, o ne su priešu reikmišmė. Neturim skaldytis, turim jungtis. Berods bet koks gyvis yra silpnas tol, kol jis silpnas, jis ir turi kovoti. Kovojant auga jėgos. Kovojant stiprybė ir stiprėja vidinė galybė. Ne tik, žinoma, paties, bet ir priešo. Todėl kova varžybose mūsuose yra būtina, bet apsijungus vienybėje. Ir tai turi kilti ne iš neapykantos, nes tada būtent grės pavojus gyvybei, nes nebemąstymas veikia. O neapykanta, o tai yra silpnumo apsireiškimas. Todėl silpnasis visuomet pilnas neapykantos prieš tą, kurio įveikti negali. Gyvenimo įstatymai tą sunaikina, kuris pažangai trukdo. Tad neapykantos neturėtų pas mus likti. Juk netinkamos jėgos dingsta savaime, jeigu esam vieningi. Ir jeigu mes jungsimės, mūsų pajėgos stiprės. Ir išmintinga šiandien būtų lenktyniauti, varžytis kuo kilnesniais veikimais. Kuo didesnė kūryba, kuo didesnė sarmata. Vienas prieš kitą varžytis tik tuomet, kai norima sutvirtinti valstybę ir tautą. Ir tai tik tuo atveju, kai pačiam visą tai asmeniška suteikia daugiau galios ir patirties. Niekuomet neturim klausti, ar išliks tauta ar ne. Tačiau visuomet savęs klauskite, kaip aš auginu save, tautą, valstybę. Auganti tauta, valstybė, asmuo išliks savaime. Tik galvodami apie jos išlikimą, nepamirškim sąlygų, auginimą ir augimą. Į tai reikia visas jėgas ir visą galią šiandien ir nukreipti. Čia buvo Aivaras Lileika, Žiauri tikrovė. Pirma įvadinė laida, ir jeigu jinai jums patiko, tai pasidalinkite su draugais, paspauskite like ir jeigu leidžia jums sąlygos, paremkite. Ačiū už tai, kad esat su mumis, ačiū už tai, kad žiaurę galbūt tikrovę mes kartu pakeisime į gyvatos erdvę. Iki.